Sveiki, mėly draugai. Šį jaukų kūčių vakarą mes susirinkome čia, kad įveiktumėm kūčių stalo žaidimą, kuris vadinasi 12 patiekalų su Jėzumi ir kobra, kuris išdavė Jėzų. Tiksliau tariant, Jėžų. Čia, kad religijos tam fanatikai nepriskabintų Jėžų. Taip, taigi pradėkime nuo pirmojo apaštalo, mūsų tradicinio dalyvio, mūsų žaidimuose visokiuose. Ir mes ją darysime su dujų, tai yra oro gaidikliu. Taigi, jam apdaryti mums prireiks vietos, Jėžų patraukimą šonan, kaip ir 5 jo bičius. Tai, ir pradėsime atdarinėti alų su šito daiktu. Turbūt žinote, kaip būna su tom alum, aš irgi žinau, jis prasidaro, kai jį darai. Taigi ir pradėkime. 3, 2, 1 ir štai pirmasis apaštalas, tarkim Jonas, yra pradarytas ir jūsų sveikatą. Pirmas apaštalas Jonas. Taigi, draugai, kūčių vakarieniai ruošiantis pjaustame dešą, tiksliau akmuo pjausto dešą, kurioje nėra mėsos. Ir mes įstraukėme savo naują priešą, reikia susitaikyti, pradaryti garbingą gero alaus butelį. Mirties atodusis ką tik buvo išgirstas garsiau. Tikėkimės, jūs tai girdėjote. Nefilmuok. Nu, tikiuosi girdėjos. Ir taip, mes pabandysime susitaikyti su metru, kuris mus yra labai užmylėjęs mums smegenis. Taigi ir pradėkime atdarinėjimo procesą. Na ir pradedam, nes jau pradėjom. Taigi ir važiuojam. 3, 2, 1. Ir štai mes turime alaus į jūsų sveikatą. Pabaigėme mūsų gerą alaus, jo. Dabar jo bus, nežinau, tylėk. Tylėk. Ir taip mes pradėsime šviesų apaštalų, vieną iš šviesiausių apaštalų, Petrą arba kurį nors kitą iš jų. Ir jį darysime su agurkų konservų fabriko dangteliu. Dar gyvūnėlį nepradės šnekėti, dar 12 nėra, kiek valandų, nesvarbu kiek valandų, nežinau, tylėk. Ir taigi bandysime atžergti šį šviesų alų su kamšteliu. Taigi pradėkime. Kokiu 12 bandymų, nes prieš tai alus atsidarė labai gražiai, tai reikia susimauti. 1, 2, 3. Ir štai šviesus alus pradarytas ir į jūsų sveikatą. Draugai, išgėrime dar vieną šviesaus alaus. Ko tas prabilo? Nieko, nežinau. Taigi, mes turime biržiečių alaus. Akmuo prabilo, kaip netikėta. Tai va, turim diržas. Gyvatė ant varpys. Turim biržiečių poną Povilą, mūsų akmištalą. Taigi, atsiprašau, ir mes pabandysime pražergti su diržu. Taigi, užsegame, užsegame alaus kamštelį ir lengvu traukiamųjų judesiu pabandysime jį pražergdinti, nes diržas jau atsegtas.
Taigi ir važiuojam. 3, 2, 1. Ir štai mes turime nuostabiai pradarytą, pražergtą povilą. Imkit ir mėgaukitės jo. Draugai, išgėrėme povilą liktais. O, ko tu į sąnarį pataikiai? Ranka, jis biški be jausmų. O dabar Pilies, kaip mūsų gerbiamos buvusios matematikos mokytojos, nuo jos kilusio apaštalo Morkaus, garbiai išgersime šį nuostabų Pilies alaus menės butelę. Jį prasidarysim su Pidaraskė. nežinau, ne su pidaraskė, nes mes ne pidarai, su Macintosh'o. Taigi, Macintosh'o saktį remsime į alaus kamštelį. Ir pabandysime pražirgti alaus kamštelį. Čia va, saktis viskas nesuklastota. Oi, čia jaudulys, dreba rankos. Ir pabandysiu atdaryti alų. 1, 2, 3. Kamštelis kažkoks brokuotas, kaip matote. Prasižirgia keistai kažkaip. Da nėra to buvę, nežinau. Taigi, bandom dar kartą. Ir pradedam. Nes ačiū, nežinau, už Macintosh'ą. Štai jūsų sveikatą, Morkaus Pilies menės alų išgersiu aš. Draugai, čia mūsų kalėdiškų kūčių stalo paruošimas beveik baigtas, galite pasižiūrėti. O, nepataikė. Taip, į kotą šį kartą nepataikė Donsas. Ir mūsų kūčių stalas yra su nepilnais patiekalų rinkiniu, nes jau baigiame viską išragauti. Taigi šiandien, tai yra šį kartą, bus bandytinas veikti kotą, tai yra biržiečių trečiokas. Štai nudročintas. Padavė man šluotą ir aš su ją pabandysiu atdaryti alų. Man tikrai nepavyks pirmų bandymų, bet what skirtumas, kročia. Palibaumu, šiai mes atdarysim alaus butelis, vėl reikia susigūžti kampelį ir sakyti, man šilta, liūdna. Šilta, liūdna, sakiau, jeigu kas negirdės. Nu, taigi ir bandom atdaryti alų su šluotos koto galu. Ne su kotu. Kotas jum, mėly žiūrovai, po kairę. Po kairę. Kotas? Ten. Tai va. Kotas paieškojo antro koto, nes vienam liūdna, šalta, šilta. Taigi ir pabandome pražergti alų. Ir 3, 2, 1 ir... Mums beveik pavyko, mes apsuksime šluotos kotą, nes vyksta intensyvus judėjimas alaus molekulių. Kaip mūsų fizikas pasakytų, aš nesakysiu. Taigi ir 3, 2, 1 užtrinti. Nepavyko, toj pakreipsim kitų rakursų, čia mes. Čia taip apsukim šitą pusę gan geresnė, čia ekstremalu. Trečias bandymas, taip, dar 5 bus likę. Taip, 3, 2, 1. Nepavyko. Trečias bandymas, dabar bus 4 ir taip važiuosim iki 8 bandymo. Jeigu iki 8 bandymo nepavyks, nukasiu alaus kakliuką. Taigi, ir važiuojam dar 4 bandymo. 3, 2, 1. Ir štai mes nepradarėme alaus dar kartą. Jausmai, jaudulys. Čia mes galim pagroti gitarą. Taigi, bandysime įremti kur nors šoniau, pavyzdžiui, štai taip. Ir
mums neprireiks peilių, nes šluotos nereikia apipjaustyti, nes ji nėra žydė. Tu žydė? Ką? Talk to me! Ne žydė, sakė. O dar ne 12, bet daiktai jau pradėjo šnekėti, taigi. Ir įveiksime šią misiją labai susikaupę ir giliai antvarpiais viskas. Akmuo ką tik urkstelėjo. Bandžiau jam pasakyti, kad užsičiauptų, nes akmenys turi tylėti, kaip žemė. Taigi, pradedam atdarinėti alų. 3, 2, 1. Turime dar vieną bandymą. Tiksliau, dar 3 bandymus, jeigu neklystu, nes tai buvo 5 bandymas. Taip. Jeigu ne, ką padarysi? Ir dar vienas bandymas. Ir pradedam. 3, 2, 1. Beveik. Dar bandymėlis. Mūsų 7 bandymas. 3, 2, 1. Ir beveik. Ir mūsų 8 bandymų. Jeigu ne, padarysim replay 8 bandymą. Ir pradedam. 3, 2, 1. Su naujais metais. Ir štai mes turime laus.